su tokiu jauduliuku važiavau į čia, nes jau nebuvau kokie 20 metų. Teko žaisti pačiam ir trenerių dirbti. Ir tas stadionas kaip perlas čia Dzūkijos dabar, ne tik tai Dzūkijos, aš manau visos Lietuvos. Tai tikrai nesuklysiu pasakęs, man tai pats jaukiausias. Man tai pats jaukiausias. Džiugu, kad turit puikų stadioną. Džiugu, kad turit gerą komandą, kad galų gale nusprendėt vyriškai trumpai iš 2 komandų padarėt vieną. Komanda tikrai gera. Taip, kad buvo malonu, tikrai buvo malonu. Nu, kai tu laimi, tai būna dvigubai malonu. Taip, kad irgi neliūdėk. Jo, kas liečia rungtynės, aš manau, kad žiūrovams turėjo patikti, rungtynės buvo neblogo lygio. Pirmas kėlinys iš mūsų pusės gal buvo silpnesnis, antras kėlinys buvo stipresnis. Turėjo momentų, neįmušėm, galų gale pavyko įmušti, tuo ir džiaugiamės ir esame laimingi. Gal klausimas dėl prognozių sezonui, sezonas tik įsivažiuoja. Jūs irgi startavot su tokiu tam tikrų falstartų, šiandien turbūt yra šansas pagalvoti šiek tiek apie šviesesnę ateitį, Tauro perspektyvos ir galbūt Alytiškių komandos. Žinote, viščiukus skaičiuosim rudenį, tai tiek mes, tiek ir Dainava. Aš Dainavai linkiu visokiojo pasiekmės. Kas dėl perspektyvų? Mes jau visi metai kaip nežaidžiam namuose. Mes visi metai kaip nežaidžiam Tauragėj. Tai patys suprantat, kad tai yra ir psichologiškai labai sunku. Nepaslaptis, žaidžiant namuose, vis tiek žiūrovai, ir stimulas, ir galų gale visokių niuansų yra, patys suprantat. Galų gale žada mums tą stadioną, galbūt lyg tai ir Liepos 1, tai laukiam tikrai labai įsižiojamės jo. Perspektyva, kaip ir sakau, sunku pasakyti, nes sezonas tikrai ilgas. Ir mes turėjom labai blogą laiką po Žalgirio maniežo, iškrito 8 žaidėjai, po truputį atsigaudinėjom. Žinau, šiandieną ir Dainava turėjo problemų su sudėtim. Pas mus taip pat nebuvo ir pagrindinio vartininko, bet man tą galėčiau tik pagirti, šaunuolis. Nebuvo centro saugo. Ką padarysi, tiek jūs, tiek mes verčiamės tuo, ką turim. Bandom padaryti geriausia, kas tai įmanoma. O nesu aš ten tas būrėjas ir prognozuoti tikrai nesiryšiu. Tai tiek. Ačiū. Ačiū vyrai, sėkmės. Gerai. Ką, rungtynės turbūt visi žiūrovai matėm ir tokios gal nervingos rungtynės, tai be abejo trūkstamų žmonių, vedančių žmonių, kurie patyrė traumas. Mūsų šiandien dieną buvo Darius Cibulskis kapitonas, tai 3. kapitonas komandos, tai Štreimikis ir Miknevičius ir po to ir Baranovskis patyrė traumas, tai aišku, mums netektis, bet, kaip ir minėjo treneris, verčiamės tuo, ką turim. Manau, rungtynės nebuvo prastos ir žiūrovams, ir mums patiems, tik tai, sakau, sėkmė. Sėkmė šiandien lydėjo Taurą ir to pasekoje jie įsiveža 3 taškus. Bet aš manau, kad viskas į priekį yra jauni žaidėjai, pakeis traumuotus ir jau rytoj ruošiamės mes kitom varžybom, tai su Žalgiriu. Varžybos, paskui varžybos, kas sako, įsijungs jaunimas, kaip varijuosit sudėtim, ką jau šiandien mėginot daryti? Be abejo, šiandien jau matėt, kad yra pakeitimų ne pačioj sudėty, bet pozicijose. Tai Darius Cibulskis, jis yra vidurio saugas, tačiau kada mes neturim kaišom skylės kraštinių gynėjų problema. Ir manau, kad jis sužaidė tikrai neblogai o Paulius įsiliejo taip pat gerai. Manau, tinkamai pakeis juos traumuotus ir tikėkimės geresnio rezultato sekmadienį. Per trumpą laiką keletą žaidėjų traumas patyrė vienokius kitokius, kai skundžiasi jau traukia koją ir panašiai. Per didelis krūvis, nespėja atsistatyti, kokias problemas? Be abejo, tai mums pasiekoje viskas ne savaitės bėgi, todėl kad ir buvo poilsio dienos,
bet čia jau eilė krūvis krenta ant pagrindinių krito žaidėjų. Mes grįžom ir Čekijoje, tai pavyzdžiui Miknevičius ar Baranovskis žaidė visas 3 rungtynės Čekijai. Po to vėl ir jau metai, pavyzdžiui, kaip ir Virgiui Miknevičiui, tai jau savo daro. Toks krūvis, maksimalus krūvis A lygoj. A lygoj nėra lengvų varžovų ir nėra pusė jėgos. Žaidžia vyrai pilnu atsidavimu. Ir tokios traumos yra raumenų patempimai. Tai raumenų patempimai nėra tokios jau rimtos traumos, tačiau iškrenta ar porą savaičių ar mėnesių ir papuolami tarp tų varžybų. Taip, kad nieko nepadarysi. Į rungtynių pabaigą komandos lyderis Arsenijus Buinickis buvo pakeistas veteranu, galima pavadinti Laibiniu. Kodėl toks sprendimas buvo priimtas būtent tuo momentu, ar šiandieną ne Buinickio diena? Ne, nemanau, tai nepaslaptis, kad Laibinis yra labai greitas žaidėjas, nors jam yra netoli 40, bet yra kontratakų žaidėjas. Kadangi pas mus buvo vienu mažiau žaidėjų, tai iš gilumos jisai labai yra pavojingas ir manau, kad tą progą jis turėjo šiandien. Kaip ir praeitas rungtynės, jei pamenat, buvo ir šiandien proga. Reikėjo pačiam iniciatyvos tik imtis ir manau, kad būtų įvartis buvęs. O Buinickis, aišku, 5 minutės, kur jis atidavė viską šiandien. Ne tai negalima sakyti, kad ne jo diena, bet jis jau buvo pavargęs 5 minutės, kur Laibinis gali tą išnaudoti. Tik šiandien nepasisekė. Turėjo progą, manau, ateityje pasiteisintas. Pirmoje rungtynių dalyje, akį rėžė Tauro techninis žaidimas. Matėsi, jog komandai šiek tiek šviežesni žaidėjai, nei Dainavos futbolininkai. Antrajam kėlinyje spurtas. Kas įtakojo tą sportą? Ar kažką patarėte, ar kažkokią kitą taktiką? Matot, mes praktiškai visas rungtynės žaidžiam tą taktiką, kad kažkur atiduoti kamuolio valdymą svečiams. Kaip debutantams, kad įsileisti į savo pusę ir kontratakuoti. Kontratakuoti gal pirmą kėlinį truputėlį vyrai buvo primigę ir tas įvartis toks, gal pasakysiu, dzūkiškas charakteris, kur mes visi šaukėm, kad išmušti kamuolį. Ten matėt patys, kamuolys buvo neišmuštas ir pasiektas įvartis. Tai apmaudu ir, sakau, buvom kažkur tai primigę. Kažkokie daliai buvom primigę, tokie kaip ir oras toksai. Antrą kėlinį be abejo prie savų žiūrovų, sukrutom. Be abejo buvo ir Rūbiniai pasakyta, kad niekas neįvyko ir turim mes visą laiką kovojam dėl pergalės. Ir greitas tas įvartis ir jau kažkas tai buvo į mūsų pusę. Tačiau, matėte, antrą geltoną kortelę, jau vėl mes mažumo. Ir noras tas pats, veržlumas tas pats, pergalės troškimas. Na ir matėt patys, kur krito įvartis į mūsų pusę. Trumpai, treneri, 2-1 šiandieną rezultatas. Kokios priežastys būtent tokios lėkmės? Na, viena rimčiausia, tai aš manau, kad raudona kortelė. Raudona kortelė, aš manau, kad tikrai būtumėm arba lygiosios, arba mūsų pergalė. Tikrai, nes galas rungtynių. Ir nevertinu teisėjų, nevertinu visas rungtynės, ar gerai, ar blogai, bet kažkaip aš manau, kad tai tokiai vietoje antrą geltoną ir raudoną išvaryti iš aikštės. Na, abejotinas, reikia žiūrėti, man atrodo, aš abejoju tų dalykų, kad ar tai verta buvo rodyti raudoną kortelę, aš jau visų. Ačiū. Linkim, kad sekmadienį tektų mažiau atsakinėti klausimus, rezultatas kalbėtų už savo.